labas visiems. Šiandien žadėtas laivas, tokia labai stipria tema, tai kaip atskirti, kada kalba siela, o kada tai fantazijos. Ir šiandien su manim yra Akvilė Stankevičiūtė ir ji yra gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė ir pati tobuliausia pašnekovė būtent tokiai temai. Tai prisirašiau iš tikrųjų daug potemių ir Akvilė sako, padėk, būsim natūralios. Būsim natūralios. Tai visi jūsų klausimai yra laukiami šitoj temai, kuri gali persipinti su daugybė įvairių potemių. Ir kai mes einam to autentiškumo keliu, kai ieškom ryšio su savim, ieškom tos savęs versijos, kuri pilniausiai, gražiausiai atspindi tai, kas mes iš tikrųjų esam, tai mes ir prieinam prie sielos temos. Ir kaip atskirt, kada kalba siela, kada tai yra fantazijos, jeigu mes patiriam įvairias praktikas, meditacijas, kada tas sielos balsas yra tikras, kada prisifantazuojam, kaip išgirsti savo sielą, kaip nutiesti tą kelią, tą kanalą, girdėti save, girdėti savo reikalingus sprendimus situacijose. Tai viskas, kas išplauks šitai temai ir mums pačioms irgi yra smalsu, ką mes čia šiandien prikalbėsim, nes iš įvairių rakursų galima apimti tą temą. Akvilė, kada tu supranti, kad tu esi ryšys su siela? Aš keletą dienų vis pagalvodavau apie temą. Apie temą pagalvodavau ir būtent apie tą formuluotę. Kaip atskirti, kada kalba siela, o kada fantazijos. Ir man kas kartą natūraliai norisi tą savoką sielą kažkokiu būdu pritraukti, priartinti prie labiau apčiuopiamos savokos. Labiau apčiuopiamos savokos. Pavyzdžiui, nuojauta. Nuojauta. Nes kas yra nuojauta? Nuojauta. Tai va nuojauta. Ir tiesiog iš tos pusės, netradiciniu būdu pažiūrėjau ir tiesiog pačios mintys kabinosi būtent už va šito. Surasti savoką. Nuojauta. Nuojauta. Jaučiu, kai tu jauti, kai kiti jaučia, tą jausmą, kad tai yra tikra, tai yra tiesa, tai man tikra, tai teisingas sprendimas. Tai ir yra ryšys su siela. Kai jauti, kad sprendimas tikras. Tai būtent kažkokiu būdu patvirtinimas ateina jausmu. Patvirtinimas ateina iš jausmo. Tai kelias į žinojimą, ar kalba nuojauta, ar tai fantazijos, yra jausmas ir ryšys su savim. Jausmas. Lavinti jausmą. Tai iš viso, ar šitoj temai reikia žodžio fantazijos? Ar iš viso? Taip. Manau, kad mes dar prieisim prie tų fantazijų. Tai jausmas. Ir klausiant, kur kalba siela, vėl grįžtant, sakykime, prie to starto. Kur kalba siela, o kur fantazijos? Toks klausimas, mūsų susitikimas tarsi vadinasi seminaras, kur mes tarsi pasakytume kriterijus, kurie žmogui parodytų. Jeigu tu jauti taip ir taip yra, tai tada reiškia, kad tai yra tikra. Tai nėra fantazijos. O tai yra taip subtilu, toks subtilus dalykas, kad kiekvienas per savo vidinį jausmą jį atpažins, tą tikrumą. Vidinio balso, nuojautos, sielos, kaip be pavadintume, kiekvienas pagal savo tą vidinį
jausmą atpažins. Aš dabar štai galvoju apie žmogų, kuris, kažkokiam, žinai, tokiam daug minčių, chaose, susimaišime ir galvoja, tai kaip man išgirsti, kaip man pagauti tą nuojautą. Būtent. Dideliam triukšme, minčių sraute, tai tampa sudėtinga. Dideliam sraute minčių tai tampa sudėtinga. Tai ką tu patartum? Tai vat ir grįžtant, jeigu mes jau taip nustatėm, kad dideliam sraute minčių sudėtinga, grįžti ar įeiti į būseną, kurioje tų minčių mažiau, būsena tokia labiau atsipalaidavus, kur ramiau kvėpuojama, kur kūnas ramiau jaučiasi. Tiesiog viena iš tokių pirmų idėjų. Kam kas veikia, kažką. Tiesiog ieškoti tos erdvės, kiek pavyksta patiem, kiek ne, tiesiog eiti tas erdvės, kurios yra sukuriamas per renginius, per ratus. Taip. Galybė receptų, daugybė praktikų, jų derinių, vietos, laiko, trukmės, visokiausių būdų. Ir kiekvienam tas individualus būdas ar būdų derinys. Dar vienas dalykas man, šitą aš vis prisimindau, pagalvodau, man tai ganėtinai nauja. Toks dalykas iš vis gyvenime, bet toks vienas įdomus momentas. Ir čia. Priimti sprendimą savo. Aš priimu sprendimą girdėti save. Aš priimu sprendimą dabar. Aš dabar priimu sprendimą. Kiekvieną kviečiu tą padaryti. Kiekvieną žmogų. Kaip tu jautiesi, kai jautiesi ryšį su siela? Ramu, čia laisva. Mat aš būnu, man ramu. Tokia, aš pavadinčiau lengvumu, pavadinčiau. Lengva. Lengva. Jo, lengva. Ir tada tokiam kontrastui, tokiam, sakykime, priešingybė, jeigu pačiupinėt, jau man vien ruošiant iš tam pavyzdžiui, man jau pradeda toks jausmas kilti, bet paėmus priešingą, kur vienur, kur yra lengva, gera, aš jaučiu, mano čia yra, čia man lengva. Ar žodžiu sakau, ar kažkur einu, ar priimu sprendimą, lengva. Ir priešingai, ten, kur aš nenoriu, galima užčiuopti, priešingą tokį sunku, ar tai kažkoks diskomfortas, ar norisi, net galima užfiksuoti fizinius laikysenos pokyčius dėl to tokio, Čia labai gera tema. Labai gera tema. Žiūrėk, o kaip tada atskirt va tą ribą, kai yra tas nenoriu, nes iš tikrųjų nenoriu ir neverta, o yra kvietimas eiti ir atsirakinti ten kažką nepatogiose situacijose. Pavyzdžiui, šitas geras. Pavyzdžiui, per bendravimą su žmonėm, su kuriais mes negalim išvengti to bendravimo, kur mums, pavyzdžiui, patys artimiausi žmonės. Kur irgi nebūtinai kartais būna lengva. Bet, kaip atskirta, nenoriu, nes nereikia ir nepatogu, bet... Galvoju, tikriausiai tokio absoliutaus atsakymo. Ar yra čia absoliutus atsakymas? Aš tiesiog duosiu tokį pavyzdį, pirma mintis, kur šauna galva, duosiu tokį pavyzdį, sakykim, man čia atvažiuoti, man buvo ganėtinas iššūkis. Nei aš buvus laivuose, nei kažkokios gyvų transliacijų, ten filmą, man tai yra visiškai nauja, tai galim pavadinti savotiškų iššūkių man gyvenime, savotiškų iššūkių, gal net galima sakyti, aš jau didelis, mažas, nežinau, tiesiog. Tai man toksai
tarsi toks pirminis, toks instinktas būtų, ai, nereikia, bet irgi būsiu namie, ai, gerai, čia, ai, gal kažkaip, tarsi sprukt, žinai, tarsi sprukt, tarsi sprukt, nes tokio ir jaudulio, tokio, tai kaip čia bus, tai gal man čia bus nepatogu, nemalonu, filmuos, bus gal gėda, o jeigu kažkas pamatys, jeigu nepatiks kažkam žiūrėti, o jeigu kažkas parašys, gal ten ne visai ir aš taip, oi. Ir va šitame aš atvažiavau. Šitame. Ir praeiti per tą tokį jausminį tokį tunelį, kuriame ir nerimo, gėdos baimės. Ai, kad Gėdos baimės. Nu, tiesiog aš taip bejaučiant, aš pastebėjau tos jausmus, aš tiesiog, bet man viduj, iš vidaus noras buvo eiti. Todėl aš darau tokią prielaidą, kad tam tikrų jausmų buvimas, tam tikrų jausmų jautimas momentais nebūtinai jisai reiškia, kad tas ėjimas yra netinkamas. Va, ką noriu pasakyti. man taip padeda atskirti tas stadijose, tas toks teigiamas, tas toks excited jausmas, kur aš jaučiu, kad net į ta patirtis yra manauja. Ir tenais yra kažkas, ką aš atsirakinsiu, ką patirsiu naujo ir kai tai padarysiu, bus labai smagu, nes aš jausiuosi prasiplėtas. Ir yra toks aiškus kvietimas, kad, būtent toje patirtyje aš dar labiau susijungsiu su siela, iš tikrųjų, su tuo, kas aš iš tikrųjų esu. Bus dar plačiau, dar kažkuriais aspektais skaniau, negu kad buvau patyrus iki šiol. Mhm. Ir ta baimė, aš gal, sakyčiau, visada jinai būna jo, kažkuriais rakursais einant į kažką naujo. Ir kitas tas dalykas, kur nesinori, nes jau patirta ir patirta, kur jau, kažkaip, tai toks susispaudimo jausmas, susitraukimo, kur, nėra prasmės, neįdomu, jo. Neįdomu, labai geras, toks paprastas, senas, geras, neįdomu, labai gerai. Neįdomu. Kodėl kodėl neįdomu. Matau sielos balsas, visiškai žinokit, neįdomu. Neturiu laiko, žinokit, laiko, tai aš turiu, bet žinokit, man yra visai neįdomu, tai aš neįsiu dėl to. Ir čia labai nuoširdu. Jo. Čia labai nuoširdu. Taip. Čia yra labai geras toksai ryšio, tokio vidinio ryšio laimo pratimas, paieškot, tiesiog pastebėti, kur yra tokia nuoširdi tiesa tuo metu. Va kaip iš tas neįdomu. Man labai patinka šitas pavyzdys toks išėjo. Tiesiog, žinai, pavyzdžiui, žinokit, neįdomu, nenoriu, neįdomu. Eisiu, noriu miegoti. Įdomu. Wow, čia kaip paprastai. Ir labai daug kas susiveda, vis tik pažiūrėk, kiek analizuojant kažkokių tai receptų, ką daryti, labai daug kas susiveda į jautimą, jausmų, kad tiesiog jausti. Matas ir, sakykime, tas širdis atsidaro, ne, širdies atvėrimas, atsidaro širdis, kas tai yra, kas tai, kaip čia, kas tai. Jausti. Kas eina su tuo pasakymu atsidaro širdis, kokie jausmai. Taip. Jausti. Tu pasakai, tai va. Ir baigė, jau eina. Kaip ir atsakymą.
Kaip ir atsakėm. Iš tikrųjų daug įvairių potėmų gali būti. Daug įvairių, taip. Susiveda į tokius dalykus, būtent jausmai. Aš pasižiūrėsiu. Pasižiūrėk. Tai va, o tas vidinis prisiėmimas atsakomybės, vat momentų, sakykime, aš prisiimu atsakomybę, bet dabar pačią akimirką, aš prisiimu atsakomybę. Aš priimu sprendimą jausti. Ir tas tarsi, vat, visiškai nedidelis, grinai mąstyme, mintise, tokiam proto lygmenį sprendimo priėmimas, jis gali vers kalnus. Labai toks atrodo nedidelis pokytis, bet jis gali duoti labai tokį galingą bangų efektą ir duoti impulsą pokyčiam gyvenime geriem. Kas atrodo, nes nebūtina kas tranšėjas, ten kirs medžius ar ten kažką labai apčiuopiamą daryti, o mintise savo užsiduoti tokį dabar aš apsisprendžiu jausti, aš apsisprendžiu girdėti save, dabar apsisprendžiu tą daryti. Va dabar. Ir tada... Tai kviečiu visus. Jo, iš karto atsiras būdai, pamatysit patys būdus, variantus, kaip įeiti į tą dažnį. Taip. Man, ta dažnių tema, energijos tema yra sielos tema, nes ryšys su siela natūraliai būnam aukštuose dažniuose, tuose dažniuose, kur fainas, smagu, gera, lengva ir aišku būti. Tai pakeista radijo stotį, šitas man labai gražus toksai, kur klausom kažko trankaus, tokio sunkaus. Įsivaizduokit, kad klausot radijo, kur leidžia tokią sunkią muziką, tokią sunkų į metalą, nežinau. Tokį. Ir toks, ir tik galim paimti ir perjungt dažnį, kanalą perjungt, kur groja tokia ramia, malonė, nebūtinai ramia, bet tokia atpalaiduojančia muzika. Ir mes susilgiuojam su to dažniu, su tą radijo stotim. Tai tie būdai, kaip perjungt dažnį, jie yra įvairūs, kažkam šokt, kažkam pamedituot, kažkam pakvepuot, kažkam išgert kakavos, daugybę tų būdų. Kokie tau iššūkiai būna tame ryšio su siela išlaikyme? Šitą aš prisiminsiu ir dar vienas dalykas, kokie man būna iššūkiai. Tai prieš tai apie dažnio keitimą. Labai dažnai daug ką lemia pasirinkimas. Kai sakai pakeist tiesiog dar, kaip perjungt radijo stotį, atrodo kaip ir labai paprasta, bet labai dažnai reikia pasirinkimo, reikia tą tiesiog valingai, aš renkuosi. Nelaukiu, kol kažkas perjungs tą. Taip, laukiu, kol baigsis radijos baterija, kol baigsis transliacija, kol sugrius stotis ir tada persijungs natūraliai. Nors. Tai va, aš renkuosi ir galima pasirinkti. Aišku, galima pasirinkti. Kartais būna situacijų įvairių, bet tiesiog tas sprendimo priėmimas. Aš renkuosi. Ir kai vieną kartą pavyksta pasirinkti, tai paskui pajuntamas tos skonis ir pasirinkimo. Gali rinktis. Ir vis dažniau būnam tame dažnyje, vis ilgiau, vis giliau, ir tai tampa vis natūraliau. Ir kas jau kurį laiką taip tyrinėjat save, tai retrospektyviai pasižiūrėjus atgal, ten kelius metus ar kažkiek atrodo kaip įdomiai. Kaip kitas gyvenimas. Kaip kitas gyvenimas, kitas gyvenimas. Taip. Gal kitas žmogus, bet kaip parespektint. Ir tą žmogų.
Ta iš seniau. Jo, nes jisai tai padarė. Pagerbti. Na, ėjo tą kelią, tai kiekvienas save galim pasižiūrėti šią akimirką su dėkingumu, kad su dėkingumu už visus tuos pasirinkimus, kurie buvo padaryti, kad atsidurti čia, kur dabar tu esi. Ir pasidžiaugti. Taip, nes daugybę kartų tu rinkaisi. Daugybę kartų rinkaisi būti savimi. Tai... Ir atrodo, wow. Kai renkamasi būti savimi, tai laimi visi iš tikrųjų. Laimi visi. Gali susidaryti įspūdis, kad kažkas neva tai pralaimės. Jeigu kažkam atrodo, kažkas elgėsi vienaip, pasirinkęs tą tokį dažnį gražų, tau kažkokį tokį šviesų, tokį lengvą dažnį, gali atrodyti, kad tam žmogui yra visiškai ką iš čia, taigi žiūrėk. Bet nuo to rinkimuose, to jausmo laimi visi. Laimi visi. Tiesi prieš transliaciją tu pasakei labai gerą žodį, bet jis necenzūrinis. Tai aš jį mintise turėjau, kai sakiau. Mintise turėjau, šipsausi ir žiūriu taip į akis. Ir mintise turėjau. Jo, kai mes renkamės tą dažnį, kartais kitiems gali atrodyti, kad mums kad vienodai čia iš vis antisocialas kažkoks. Niekas nerūpi. Tik žvengia, niekas nerūpi kažkaip, žvengia. Jo, taip. Bet tame, tu labai gražiai pasakai, kad laimi visi. Laimi visi. Nes mes tame dažnėje parodom, kaip gali būti. Kad gyvenimas nėra sunkus kalnas, į kurį reikia lipti. Gyvenimas gali būti gražus. Lengvas. Aš kaip pasakau, lengvas, tai kartais žmonės net susiparina. Tai čia į tą tinklą, kur... Kaip čia nesąmonė. Taigi kaip čia. Matos, kad tikrai visiškai žmogui vis vien. Viskas. Tai nereiškia, kad žmogus abejingas kitų vargui. Tai nereiškia, kad abejingas kitų vargui. Su kokiais iššūkiais tu susiduri pati, išlaikydama ryšį su savo sielos? Tai tokį iššūkį, kad tiesiog, kaip ir tu sakei, kad kaip praktikuojant grįžimą į tą savo centrą, tą tokį lengvą, gerą jausmą ar veikimą, sprendimų priėmimą iš savo to tokio autentiško vidaus, jį praktikuojant, vis lengviau tampa jį ir automatiškai grįžti. Jis pradeda tapti tokia, sakykime, būsena, dar nesisako nuolatinė, nes vis dar yra, sakykime, dar būna tų iššūkių, kaip klausiai. Tampa vis lengviau. Tai toks yra ir iššūkis, kad kartais grįžtama ir vėl prisimenama, kad aš taip noriu būti, aš taip noriu jaustis. Ir vis praktikuojama, tiesiog toks ir iššūkis. Tarsi užsimirštama, aš sakyčiau, čia yra iššūkis. Užsimirštama ir toliau vėl grįžtama vėl į tą savo būseną, kur yra lengva. Ar jinai kuriama buvimu, kažkokios veiklos, ar jinai kuriama mintimis, Nes galima savo gražų žodį pasakyti galvoje. Gerai. Tai toks iššūkis. Man tai žinai. Net sakyčiau, ar iššūkis. Iššūkis tai tarsi, kažkokio asociacijų turi tokių, tarsi... Kaip laiku, ačiū už pasidalinimą. Iššūkis, tarsi tai būtų kažkas negatyvaus, toks, tarsi neigiamas dalykas, iššūkis. Bet kuo toliau aš tuo labiau matau, kad čia kaip tas gyvenimo... Kuo mažiau lieka tų tokių negatyvių žodžių, atrodo, nes ten irgi energija, ne iš tokio užsiciklinimo, kad nereikia negatyvo, bet jo natūraliai toks vis daugiau to grožio, kas mato viską. Taip.
pats tas procesas yra gražus. Žinai, galvoju apie tą, kad sakai iššūkis, tarsi tai būtų kažkoks, žinai, tie iššūkiai, tie tai grįžimai į tą būvį, kuris, tarsi lyg nėra visai pageidautinas, žinai. Nėra tai neigiamas dalykas vėlgi, nes čia toks kaip šokis gaunasi, būni grįžti, pats tas buvimas, nes, žinai, kaip sako, pati kelionė yra tikslas. Pats procesas, pats gyvenimas, jis toks, jis būna ir tu būni, ir jis būna, ir taip tarsi šoki, prisimeni, užsimiršti, grįžti tada vėl, žinai, grįžti. Man dažnai buvo toks turbūt vienas didžiausių iššūkių, kur aš tik neseniai taip perpratau, kaip veikia šitas dalykas manyje. Tai kas man labiausiai trukdė tame ryšy su savim, tai bandymas būti normalia. Oi. Jo, bandymas. Man šitas terminas atleisiu už tai įsikišimą, bet man net krato, žinok, tas normalumo terminas. Tai yra kol kažkaip jo prašviesė, aš supratau, vau, tai neįmanoma tiesiog gyventi. Taip kaip dauguma gyvena, nes tai taip neįdomu, tai tiesiog nebe man. Ir tuomet tiek laisvės atsidarė ir aš atrodo dabar tyrinėju tą laisvę, o Dieve, kaip gera ir kaip ilgai bandžiau būti normali. Ir kiek atsirado tokio beribiškumo, galimybių matymo, kad kai nereikia būti kažkuo, kai nereikia pritapti, tai aš iš tikrųjų galiu būti kuo noriu ir galiu daryti labai neįprastus, labai visai mano giminės linijai absoliučiai nebūdingus sprendimus. Ir kas yra įdomiausia, kai iš tikrųjų leidau savo tai daryti, tai visiškai nutiestas kelias, toks, atrodo, ta pati giminė, taip žiūriu, kaip fain. Tai vieninteliai žmonės, kurie stabdo mus, mes esam patys, niekas kitas. Jo. Tai ir galima grįžti, iškart paakcentuoti, aš jūs kviečiu, kad jeigu kažkam reikia tą išgirsti, mes patys sprendžiam ir galime prisimti. Dabar aš priimu sprendimą, dabar. Girdėti save, rinktis. Aš renkuosi autentišką kelią. Aš renkuosi savo jausmą, aš renkuosi savo pasirinkimą. Apie tą normalumą grįšiu. Dieve, man vien girdint tą žodį, man tiesiog krato. Man tiesiog man skauda širdį klausyti. Žodis normalus, jis yra, kaip čia švelnius toksai keistinas. Keistinas kitu, tinkamesnė savoka. Normalu. Nes kas yra normalu? Kas yra normalu? Man pasakykit kas nors. Kas yra normalu? Normalumas. Dabar kas pasakė? Kas gali pasakyti, kad normalu? Grupė. Kas pasako? Kas pasako normalu? Žmogus, kažkoks prezidentas, grupė žmonių, kažkoks konsiliumas, kažkokia grupė, kažkoks kolektyvas. Kas pasako normalu? Ir tai va čia atsiranda rūpesčius to žodžiu. Normalumo. Normalumas. Ir tada iš to išplaukia kažkam nustačius tą normalumą ir jo ribas, tada bandymas kažkaip įtilpti jas, o tie, kas netilpa, yra nenormalūs. Taip išeitų. Tai aš kviečiu pati iš savo žodyno išgyvendinusi su šitą žodį ir kviečiu, kam aktualu, paieškot alternatyvių žodžių, tiesiog kalbant, paieškot kažkaip kitaip išsireikšti, aplenkiant šitą žodį, tiesiog pašalinti normalumo žodį. Vieną aspektą dar noriu paliesti. Kalbėjom, kaip jaučiasi tas ryšys su savim, su siela.
ir nors tą kitą pusę paliest, o kaip tada nesijaučia. Ir man tai nesijaučia tada, kada aš būnu atsiskirime, pasimetime, tokiam nežinojime. Ir tada desperatiškai bandau išspręsti dalykus tik iš veiksmo. Ir ten, toks sukasi ratas automobilio klampynį ir niekaip nevažiuoja. Ir tik tai tada, kada aš atsipeikėju, kad tie būdai, kaip veikdavo anksčiau, jie nebeveikia, tik iš veiksmo. Ir aš turiu vis tiek grįžti ryšį su siela. Ir tik tada tame pasimatys vėl tas lengvumas, atsipalaidavimas ir buvimas savimi. Jo, kartais man dar norisi šitą padaryti, bet pastebiu, kad žymiai rečiau negu kad anksčiau ir žymiai greičiau atsipeikėju, kad tai neveikia tiesiog, taip, nežinau, tiesiog neveikia. Jo, Taip. Tai ką norisi čia pakviest, kada jaučiasi tas toks atsiskirimas, toks, kaip jaučiasi tas nebuvimas savimi, kai nefaina yra, kai kažkas nefaina, kai jaučiatės ne savo vietoj, ne savo laiku, kažkur nesavy, ne kūne, tai ieškoti ryšio su kūnu ir gali kartais, ir dažnai gali atrodyti, kad bus gerai, kai kažkas išorė išsispręs, kai ten, nežinau, kažkiek rūpesčiai yra ten darbė, sveikatoje, santykiuose, atrodo, tas susitvarkys, tai tada jau galėsiu būti ryšys su savim. Ir ne per tą pusę ateinam į ryšį su siela ir tada žiūrim, kad kitaip matosi tos situacijos, kurios atrodė kažkaip kitaip, kai nebuvom ryšį su siela. Kaip jaučiu, už autentiškumą tokia ramybė plaukia iš jūsų. Jo. Kažkaip labai lengva. Pasakysiu, kol nepamiršau. Kaip, pakartok, sakai, kaip būna, kai nesi ryšyje, taip? Kokia savijauta, kai būna, kai nesi ryšyje? Liūdesys, liūdna, nerimas, gali būti tiesiog kažkoks krūtinį diskomfortas, sunkumas, spaudimas, neradimas įtampa, minčių srautas, begalinis minčių srautas, tos mintys įvairiausio turinio, kuris, sakykime, savo nėra malonus, pavadinkim. Ir ta paletė tokia tiesiog jausmų, liūdna, liūdesys, nerimas. Ir tai yra kvietimas, tavo paties kvietimas eiti į ryšį, atrasti tą kanalą, tą būdą užmegzti tą ryšį. Tai yra tokie kaip indikatoriai, tie jausmai, jie nėra blogi, jie kaip tik kaip toksai, kaip skambaliukas, toksai tas liūdesys, toks nerimas, toks skambaliukas. Arba toks labai didelis net skambalas, jo. Kai kada. Skambaliukas tai toks žinai, bet toks gali būti toksai kaip varpinės, milžiniškas, arba tas vokiečių dygliokė, kur buvo ten kažkas nežmoniško dydžio, tas varpas, aš nežinau, tas kažkoks nežmoniško dydžio. Va toks gali būti toksai skrodžiantis kiaurai. Tiesiog kviečia, eik ryšį. Skrodžiantis kiaurai. Ir jisai rodo, sako. O jeigu pačiam nesimato kur, tai pasidairyt gal yra netoli, kas padės pamatyti, kas pamatys. Žmonės kiti, kurie tą ir veikia, kad jie pamato. Turiuomenį. Kurie tuo metu yra kurie dirba, kurie veikia, taip, kurie dirba, veikia, galim dar ten konsultuoja, kalbasi, kurie gali padėti pamatyti. Ir dažnai reikia, man pačiai jo irgi reikia. Visiems žmonėms reikia žmonių. Jo. Mes ne vienas nesam sala. Taip. Atskira. Labą, gerą į jūsų klausyti dėkingume. Kaip fainai atspėjau.
Jo, mes darom pirmą laivą kartu ir mes pačios apsvaigusios nuo tos energijos, kuri transliuojasi, nuo tos žinutės, kurią siunčiam ir nuo tos energijos, kuri eina per mus, tokia apjungianti. Kaip toks tikrai. Ir džiaugsmas, ir jaudulys, ir taip. Toksai, sakau, surrealizmas. Tame ryšyje su siela yra dar įdomus toksai momentas, kad nėra tokio vieno to, kaip, nežinau, net stalčiuko, kur mes, nežinau, galim sutalpinti tą jausmą, būti ryšį su siela. Tai mes užmesgam ryšį su siela, kitą kartą užmesgam tą ryšį su siela ir kiekvieną kartą tas jausmas, kaip tai jaučiasi, kaip tai atrodo, vis platėja, vis, kaip sakai, surrealizmas, vis daugiau pasimato to, ko nesimatė prieš tai. Atsiveria, jo, ir toksai. Ir tame irgi yra, nesinori sakyti iššūkis, bet tame, net nežinau kaip pasakyti, kelionė, kur vis daugiau savy padaryti vietos, jausti tą ryšį su siela, tai tiesiog jausti tą lengvumą, padaryti vietos lengvumui, leisti savo jausti jį labiau, kad ir koks lengvas jis būtų. Džiaugsmui, meiliai ir vis daugiau jausti. Ir taip kaip jaučiu dabar, prieš 5 metus neįsivaizdavau, kad taip galima jausti jausmus, taip intensyviai. Ja. Ir tai labai kviečianti kelionė, tokia paskanauti dar ir dar labiau. Tai aš pridėčiau irgi prie jautimo jausmų, kad visus jausmus pasikviest. Visi jie yra vienodai reikalingi. Visus jausmus pasikviest. Kiekvienas jausmas turi savo žinutę. Kiekvieną pajaust. Ir tą liūdesį leist sau pajausti, leist sau pajausti. Man, žinai, pačiai anksčiau būdavo ir tikrai iš aplinkos matau žmonių, kuriem baisu atsiverinėti ir atsiverinėti ne tik tai nepatogiems jausmams, bet ir tiems tokiems ir džiaugsmui, nes gali atrodyti, kad, tai jeigu aš čia dar daugiau čia taip darysiu, tai nebejausiu kojom žemės, jo nieks nebus įdomu, tik tai padebesiais skraidysiu. Ir ką aš patyriau, kad tas tikras susijungimas su savim, jis yra toks įsižeminęs, toks tvirtas stovėjimas ant žemės ir toks vientisumas, visiškas vientisumas. Bet būdavo momentų, kada jausdavausi tokia, faina, žinai. Jo, bet nejausdavau įsižeminimo pilnai. Esi taip patyrus. Ir, žinai, iš žmonių matau, žinai, gal per tiek metų, kur, kai atranda tos ekstatinius jausmus, būna, kad tokių, gal nedaug jų, bet kur, jaučiasi, kad nėra to tokio pilno balanso. Kad, žinai, šitoj vietoj, kaip išlaikyti tą balansą. Balansą vis tik prie balanso prisideda ir jautimas, gal sakyčiau, atpažinimas jausmų paletės, atpažinimas, sakykime, atpažįstant, jeigu kyla pyktis, situacijai, padėtyje, kur yra, sakykime, pažeidžiamos asmeninės ribos.
Taip, sakykim, situacija, kurio pažeidžiamos asmeninės ribos, atpažinti pyktį, atpažinti, pajausti. Ir tuo metu vyksta tas pajautimas. Ar ne, aš neatstumiu, aš pajaučiu jį ir jis man parodo, kad aš dabar noriu pasitraukti. Pyktis atliko savo darbą toj vietoj. Jo, jo, apie tos nepatogius jausmus, kurie toks tarsi tarsi nepatogus, bet jeigu jisai yra, jeigu jam leidžiama būt, pasirodyti, sakykime, jeigu jam leidžiama pasirodyti, jis yra atpažįstamas ir ieškoma, kągi jis čia nori pasakyti, tai nereikia jame ir, tada tiesiog galima pasirinkti, priimti sprendimą kažkokį, kuris nukreiptų gyvenimą toj vietoj palankesnė linkme. Jo, bet mano klausimas buvo apie tą tokį, nežinau, gal čia kita tema tokia, apie tą neįsižeminimą. Tai tai čia ir tas būtent mano nota, aš ir pradėjau, kad tiesiog jausti, čia skim, jausti jausmus. Jausti jausmus. Ir jie įžemina. Kiekvienas atlieka savo funkciją. Taip? Kaip gražiai pasakyti. Jausti jausmus. Visada. Jausmai žemina. Ir jausmai žemina. Jie kiekvienas savo daro, kiekvienas. Ir gaunasi toksai, žinai, tas pagrindas, šaknis ir šakos, ir lapai. Taip, ir tas pats pyktis, kaip gali žemėti. Taip. Šiaip labai. Ir ribos, ir žinai. Jo, apie tas ribas. Prisiminsi tu? Ką dar man toks neseniai atsirado toksai terminas. Bet tiesiog man savo, būnant, kažką analizuojant, tokia atėjo mintis, galvojant apie tą, kaip tą nuojautas tarsi savo kaip atpažinti, ar kaip veikti iš jos, iš to vidinio jausmo, nuojautos, ar sielos, ar autentiškumo, kaip čia veikiama. Ir aš gal, tarkim, tą pajuntant tokią, kilo mintis, tokia, taip. Bet jinai, sakykim, tas jausmelis yra toksai labai subtilus, mažutis ir čia pat atsiradus komentarų galvoje, ir nublėsta kažkur. Ne, bet atsiradus, tai čia nesąmonė vis tiek, pavyzdžiui, tokia mintis, tai čia vis tiek nieko, nesąmonė. Tapti savo autoritetu. Aš esu savo autoritetas. Kriterijai mano, čia yra. Čia mano kriterijai. Aš jaučiu tuos jausmus, taip kaip aš juos išgyvenu, aš juos jaučiu, aš čia gyvenu. Ir aš esu savo vidinis autoritetas, tą nuojautą vadovautis jie ir priimti sprendimą ir eiti. Vidinis autoritetas. Iš tau noriu pasakyti. Labai fainai. Žiūrėk, noriu šitą perskaityti. Akvilė, sveikinu su pirmu kartu, jūs jau keičiate dažnis. Visata žmonės atspindi. Tai, ja. Mes turim 14 minučių ir paskui Instagramas mūsų atjungs. Tai turim... Atjungs mus? Jo, jeigu mes kažkaip labai įsiplauksim į temą, galima bus antrą padaryti, bet tiesiog, žinai, turėtum omeny. Aš žinai, ką norėjau apie tas ribas, kaip mokyti saugot savo ribas, tą savo gražų dažnį, kur mes gyvenam pasaulyje, kuriame yra visokių dažnių ir nuolatos per dieną su įvairiais dažniais susitinkam. Su įvairiais žmonėm, kurie klauso įvairių radijo stočių. Psitranso. Ir, tas ne visada yra paprasta. Tai nereiškia, kad, nežinau, aš būnu visą laiką vien tik tai tam gražiam dažniu, visai, bet man yra faina išlaikyti tą gražų dažnį ir aš kiekvieną dieną kuriu ritualus, kuriu dalykus, kurie man padeda tame būti. Ir
mokausi ir man atrodo, čia, kai šitą pilnai valdysi, tai jau bus master lygis. Tada tu tapsi, man atrodo, persikelsi. Kai jau bus viskas padaryta, esu apie tą galvos, kai bus viskas padaryta, tai mes jau kitur būsim. Mes jau būsim kitur, tiesiog būsim kitur. Čia labai įdomi man šitą kelionę šiuo metu, kad būnant tarp tų įvairių dažnių, išlaikyti tą gražų portalą atidarytą, kur nesusitrauktisai nuo, nežinau, kažkieno ten piktesnio žodžio ar kažko, o kur aš ir toliau galiu būti atvira tame, nenuneiginti, kad viskas normaliai, bet tokia atvira, nepaliečiama ir gal net išspinduliuojanti tą dažnį ir tam, kuris nebūtinai tai yra tikslas, tiesiog mūsų to buvimo, kam reikia tas irgi persilygiuoji tą aukštesnį dažnį. Tai ką tu šitam tyrinėjai, ką tu atrandi šitoj temai? Kur tu, kaip nors man sukonkretinti tą klausimą? Kas tau padeda išlaikyti gražią būseną, tada, kai aplinkui yra visokių, tu žinai, dažnių, visokių žmonių, klausančių visokių radijo stočių. Kas tau padeda ir būti susilygiavusi su savim? Čia yra milijono vertas klausimas ir čia yra fantastika. Visi, imant, sakykime, labai techniškai, labai fiziškai dalykus, kaip mes įpratę gyvenime apibrėžti, kažkaip suteikti, kriterijai, čia yra knygutė, kaip perskaityta, tada nėra to atsakymo tokio. Kaip tai yra patirtis. Patirtis tai yra. Aš manau, kad jausmas. Aš tik jausti galiu. Aš negaliu taip žodžius, tik galiu jausti. Sėdėti ir jausti tą. Jausti taip. Galvoju, aš turiu surasti žodžius, kurie atspindėtų taip, kaip aš tai padarau, tada, kada padarau. Pajaust, renkuosi, gal žinai, renkuosi save. Tampu savo užtarėją, renkuosi save, tampu savo užtarėją. Fiksuoju vidinį tą dialogą, kuris kartais ten labai toks atrodo, kažkur ten antram plane, kažkas ten groja, kažkokia informacija. Fiksuoju ir pasirenku savo, renkuosi pritarimą savo. Pati tampu savo užtarėju, pagalbininku, tokiu palaikančią figūrą vidinę, tokiu, žinai, taip žemiškai prasideda, žinai, ekspertų atrodo, ekspertas viską žinai. Tampu savo, tampu savo užtarėjų, labai švelniai, žinai, autoritetas taip tarsi taip grubokai, žinai, savo užtarėjų. Besąlyginių užtarėjų. Kasdieną. Tampu savo besąlyginių užtarėjų kasdieną. Man tose situacijose padeda ryšys su kūnu ir grįžimas į kūną, tas jausmas, kad, ieškau ryšio su kūnu ir tada, kad vėl grįžčiau į ryšį su savim ir atsipainiočiau nuo tos energijos, nuo tų dažnių, nuo tų būsenų, kur kažkaip nuėjau, įsitraukiau, nežinau, ten laiku nesustabdžiau kažkieno, nežinau, skundo, kur ten kažkas skundžiasi, nes įpratęs būti tame savo dažnį ir noriu pasipasakot, kaip blogai ir
jeigu laiku to nesustabdau, tai per daug įeina į mane jo. Tai toksai mokymasis, laiku pastebėti tos dažnius, laiku pastebėti tas būsenas, kur čia aplinkoje, kas vyksta. Pastebėjimas yra pusė darbo. Jo, pastebėjimas yra pusė darbo, tikrai. Ir aš pastebėjau, kad labai sutrumpėjo tie laikai, nes anksčiau būdavo, kad būdavo kažkokie pokalbiai ir kažkokios situacijos, tik po kiek laiko ten susidėliodavo viskas, kaip čia buvo, kodėl aš taip pasijutau, o dabar toksai žymiai greičiau. Ir tada, kai žymiai greičiau sutrumpėjo tie laikai, atsiranda dažniau ir situacijų, staigių reakcijų, tokių sąmoningų ir darniais būdais nutraukimo to arba kažkaip perkeitimo jo. Ar kaip tik, tai jeigu pavyksta tuo metu būti gražioje būsenoje, gražiam dažniui, kaip tik pakeitimo ir tos visos erdvės dažnio, temos pakeitimo, gebėjimo pakeisti temą, nežinau, iš kažkokių apkalbų skundų į kažką platesnę perspektyvą. Mes turim kelias minutės, tai gal pakalbėsim, palauksim, kol čia automatiškai atsijungs. Bet kol mes turim tas kelias minutės, kas per mūsų Akvilę eina, tai ir kas jaučiat, kad būtent šitoj energijoje, šitam dažnį, šitam visam sraute jaučiat, kad galit pasimėgaut, galit atrasti savo dalis, plačiau pamatyti. Tai nuo kitos savaitės aš vedu kursą online moters energetikos kodai, tai visos šitos potėmės, ką ir šiandien kalbėjom, ir patį kurso aprašymą galit pasižiūrėti mano bio, ir Akvilė irgi bus vienoj daly, vienoj paskaitoj kurso, kur mes kalbėsim apie Witchwound, apie raganą žaizdą, kur kalbėsim apie, ne tik tai apie tai, bet apie tą tyrinėsim, kaip iš tikrųjų megzti tą ryšį su siela, kaip nutiesti kelią intuicijai, tai nuojautai, kaip stiprinti visus šitas dalykus, tai kursas yra būtent apie tai. Ir šią vasarą mes turėsim šamaninį renginį su Akvilė, tai kas jaučiat, kad čia iš tikrųjų mes pajaučiam arba nepajaučiam tuo metu, kad reikia. Ir jeigu pajauti, kad čia tau, toksai skambaliukas, kad čia man sako. Tai tiesiog parašyk man asmeninę žinutę ir daugiau pasidalinsiu informaciją būtent apie šitą renginį. Tai tai mūsų Akvilė gali dar sutikti šitam formate, kas jaučiat. O kitą savaitgalį, paskutinį Liepos savaitgalį, jau aš asmeniškai vesiu vienintelę stovyklą moteriams Lietuvoje šiais metais. Tai nuostabioji Laumžirgių žemėje, kas irgi jaučiat, kad nori tokiai moteriškai bendrystėje pasibūti, tai lauksiu jūsų irgi, aprašymas yra mano bio. Tai spėjom pasakyti šitą informaciją, kuri yra svarbi tam sieloms, kur jaučiat, kad tai jums apie jūs. Ir turim kokias 4 minutės. Galim dar užkabinti kažkokią temą, arba jūs galite spėti paklausti kažko. Nors kai mes įeinam į tą srautą, į tą tokį susilygiavimą su savim, tie klausimai išnyksta. Labai įdomu, tikrai toks aišku. Galime visi, kurie klausosi, sėdėti vienam kambarį, vienam rate. Ir būna tame dažnė, tame sraute viskas. Daug klausimų būna neužduotų, bet jie jau būna atsakyti. Jo, nes... Tai kad sakai, žiūrim ir taip jaučiu, kad nuėtas. Sakinės kažko. O Dieve, tikrai jo. Tame ryšyje su siela, viskas aišku, nes kol bandom tik iš proto, išmąstyti, yra labai daug klausimų. O kaip tas, o jeigu taip, tai kaip tada taip? Patirtis, tiesiog per patirtį, patyriminiai, pavyzdžiui, patyriminis ten seminaras, patyriminis, patyriminis, kur žodžių nelieka, yra jausmas, patyrimas.
Jo, nei tai būsenai dar. Taip. Labai geras su jumis, ačiū. Tas klėgės. Kaip faina, tiek daug tokio atspindėjimo. Tai va, kas nori to gerą, vat, kur pajutėt, kad, čia apie jūs, nes čia atspindi jūs, tas va džiaugsmas, tas klėgesys, tas visas gėris, kurį pajutot, čia apie jūs. Čia jūs tai jaučiat, jūs tai esat. Jo. Dar net jungia. Išimties tvarką suteikė. 10 minučių. Ne, dar 2 minutės. 2 arba 4, nes biškį vėliau pradėjom. Tai mes irgi labai laukiam iš tikrųjų tų sielų, kurios aš labai daug kartų šiandien kartoju tą žodį dažnis, bet man labai gražiai taip atspindi esmę. Tai kas jaučiat panašiai, tai susitiksim tose renginiuose ar online kursuose ir būsim tame fainume. Taip pat jausim, taip pat būsim. Taip pat atsirakinėsim savo matymus, taip pat per tą būseną susidėliosim savo išoriai dalykus, situacijas, taip harmoningai, gražiai, va tokiu būdu. Taip. Taip viskas. Padarysiu, aš sėdžiu kažkoks kosmosas. Mes turbūt padarysim labai kažkada dar kažką tokio. Tai ačiū visoms ir turbūt buvo gal ir vyrų, ir bus, kurie žiūrės, tai išsineškite tą būseną, kurią išsineša į kasdienybę. Ir iki kitų kartų laivą aš išsaugau ir aprašymus apie renginius artėjančius aprašymę įdėsiu.